Žodžiu, vakar, kai kėliau Vinted istoriją, mane čia tam tikri žmonės pradėjo įtarinėti, kad aš čia kažką feikinu, padirbinėju. Tai žiūrėkit, aš įkeliu jums pokalbį, išsiverskit, jeigu nepasitikit Vinted vertimu, dar galite sulyginti vakar įkelto, tiek šiandien. Bet ką noriu pasakyti, jog kas naudojatės Vintedu, tikriausiai žinot, kad kai tu gauni ar iš Suomijos, ar iš Lenkijos žinutę, tu gali išsiversti į lietuvių kalbą, o kai aš parašau lietuviškai, tas žmogus gali įsiversti į lenkų ar ten tą suomių kalbą. Nu, bet netame esmė. Kai darau stiliaus kodų integracijas, visą laiką ieškau būdų, kaip čia įdomiau galiu pateikti tam tikras integracijas. Ir Vintedas yra tikrai tokia nebloga mano kaip ir jau fokus grupė, dėl to, kad kai aš jį darau, aš per vieną kartą išsiunčiu ne apie 10, ne 20 siuntų, o apie 100. Ir tada labai galiu paeksperimentuoti su tam tikrais kvapais, nes išpurškiu įvairiais kvapais tam tikras siuntas ir žiūriu, dėl kurių kvapų man žmonės labiausiai atsakys, į kuriuos labiausiai reaguos. Tai dėl Heat Waves kvapo, kai šį kartą dariau, daugiausiai žmonių sureagavo, klausė merginos, kuo siunta pakvepinta, kuo kvepia naktinukai, taip skaniai kvepia siunta, gal galėčiau pasidalinti kvapu. Viena panytė iš viso, kadangi pirko vyriškus treningus, tai irgi klausė, nes vyrukui taip patiko kvapas, sako, gal gali pasidalinti, nes noriu įsigyti. Tai dėl Heat Waves kvapo tikrai sulaukiau šį kartą labai daug gražių atsiliepimų iš Vintedo ir man tokių, žinučių nereikia feikinti. Man jos pačios tokie kaip ir liukai ateina ir aš galiu su jumis pasidalinti. Tai jo, tai žinokit, jeigu ieškot gero šleifinio kvapo, tai Heat Waves kvapas visiškai nerealus, dar Hidden Oasis yra šiek tiek toks romantiškesnis, kas mėgstat rožės. Tai va, kas norit pamėginti Sea & Salt nišinius kvapus, dabar stiliaus kode su kodu INIDE turėsite 43% nuolaidą. Tai naudokitės progą.